Sveiki visi, su jumis vėl Passive Income fanas ir šiandien vėl naujas video. Tai šiandien video peržvelgsiu savo Trade Republic portfelį, peržvelgsiu savo Nexo platformą, taip pat peržvelgsiu savo Ledgerį. Tai va, manau visai bus įdomus video, plus pasidalinsiu kanalo naujienom. O kaip jau tradicija tapo, visų paprašysiu prisidėti prie kanalo augimo, paspausti patinka mygtuką, taip pat be abejo užprenumeruokit kanalą, kas to nedarot, ypač tie žmonės, kurie sekat, kurie laukit video, tai taip gausit pranešimus apie įkeltus video ir taip be abejo, kaip ir minėjau, prisidėsit prie kanalo augimo. Ačiū Jums už tai, o dabar nieko nelaukiam, tada šokam į temą ir pirmiausia tada gal parodysiu kanalo naujienas. Kas dabar naujo, tai sukūriau bendravimui Telegram grupę. Yra nemokama grupė, yra ir mokama grupė, tai pakalbėsiu dabar plačiau apie tai. Eikim tada gal į mano YouTube, mano kanalą. Ir čia po paskutinių video esu palikęs nuorodą, video aprašymą, kaip matom, esu palikęs nuorodą į nemokamą Telegram grupę. Ten galite prisijungti ir kanalo sekėjai, ir kas nesekat, tai tiesiog bendraminčiai, tiesiog kam įdomu naujienos apie investavimą, bendros mintis apie tai, tai ten bendraujam visi kartu, viskas nemokamai. Taip pat galite prisijungti ir prie mokamos Telegram grupės, tai esu palikęs ir irgi linką į ją. Tai ką jūs gausit už tai? Tai jūs prisidėdami prie kanalo remimo 5 eurais per mėnesį, tai realiai iš jūsų pusės būtų porą puodelių kavos per mėnesį, tai už tą sumą gaunat visišką mano aktyvaus Trading 212 portfelio sekimą, tenais rodau visus savo gyvai atliekamus treidus, visas naujas pozicijas, dalinuosi savo naujausiam idėjom ir būsimais dalykais kanalo. Tai tenais būdami toj grupėje žinosit visas pagrindinės naujienas ir pakitimus kanale pirmieji. Ir kaip minėjau, galėsit sekti mano aktyvų portfelį gyvų laiku. Be abejo, kas nenorit, nėra jokios prievartos, galite tiesiog prisijungti ir nemokamą, kaip minėjau, grupė yra linkas video prašymė. Ir tai bendrausim kartu su sekėjais, aš tenais irgi gan aktyviai atsakinėju tam tikrus klausimus, taip didinam savo tą visą bendruomenę. Tai va, tokios būtų pagrindinės naujienos, čia kaip matot ir be abejo esu sudėjęs video aprašymė ir nuorodas į mano naudojamus brokerius, galite pasinaudoti, jeigu dar neturit kažkurio brokerio ir norite pabandyti, tai gausit, kaip sakant, tam tikrų bonusų, tiek jūs, tiek aš, kaip sakau, win-win situacija. Tai čia būtų tiek iš kanalo naujienų pusės, o dabar tada einam šiandienos temą ir peržvelgiam kriptovaliutų portfelį, plus video galiai kelsiu dar video iš Trade Republic apžvalgos. Tai tada nieko nelaukiam, einam į Nexo platformą. Tai va, prisijungiu prie Nexo platformos. Ir dabar portfelis, kaip matom, 6200 eurų vertės. Kaip žinot, kad esu pasiskolinęs pats iš savęs ir nupirkęs už 2000 eurų vertės bitkoino. Ir to pasekoj moku nedidelės gal palūkanas, 11% metinių palūkanų, kas palyginus nėra daug, be jokių dokumentų ir be jokių kreipimus į papildomus bankus. Tai moku tas palūkanas, kada noriu, galiu atidėti, nebūtinai turiu mokėti kiekvieną dieną. Tai galime pasižiūrėti mano transakcijas, tai čia kaip matom dar gaunu interest, tai po keliasdešimt centų už laikomą bitkoiną, tai jisai man pasyviai uždirba pajamas, procentus, tai realiai gauna apie 24 centus, o kaip matom kiekvieną dieną už mano pasiskolintus 2000 eurų vertės paskolą moku $71 centą, kas realiai atėmus mano kiekvieną dieną gaunamas palūkanas, gaunasi paskola tik tais 48 centai, 47 centai. Tai, sakyčiau, visai nėra brangi paskola, galiu jos nemokėti kasdieną, galiu jos nemokėti netgi kas mėnesį, galiu jos iš viso aplamai nemokėti ir tiesiog tos palūkanos kaupsis ir tą paskolą, kaip sakant, laikyti metų metais, nors realiai tos paskolos yra išduodamos metams laiko, tai tiesiog jeigu jūs toliau laikysit, tai ta paskola jums tiesiog automatiškai po metų laiko prasidės. Tai va, be abejo, kad ją gauti reikia užstatyti dalį savo bitkoino, tai santykis yra 1:2, tai reiškia, jeigu mes norim pasiskolinti 2000 eurų, turim užstatyti 4000 vertės eurų bitkoino. Tai va, toks būtų santykis, toks užstatas. Ir be abejo, kai mes esame užstatę savo bitkoiną, mes neturim prieigos prie jo, plus negaunam už jį jokių palūkanų, tai čia visos tos palūkanos yra už tai, ką aš turiu įdėjęs viršaus to užstato. Tai va, tai dar galim žiūrėti ir interest, tai va, kaip matom, kiekvieną dieną po 25, po 26 centus išmokama euro centų man palūkanų.
Tai paskola realiai 45 centai kainuoja per dieną. Tai visai neblogai, galime grįžti tada į pagrindinį puslapį ir, kaip matom, iš viso esu uždirbęs 208 eurus jau palūkanų. Esu platininis klientas. Jeigu nori tapti platininiu klientu, tai reikia turėti Nexo tokenų bent 10% portfelyje. Ir ką su to gaunat? Tai gaunat pigias paskolas, gaunat 7% metinių palūkanų vien už laikomus eurus, kas irgi galima laikyti kaip finansinę pagalbę dalį. Plius yra kitų naudų, berods vienas nemokamas pinigų išėmimas per mėnesį, plius vienas nemokamas bet koks kriptovaliutos pervedimas į kitą piniginę. Tai va, sąlygos tokios be abejo, kad turi būti bent 5000 vertės portfelis euro, tai seniau tokių sąlygų nebūdavo Nexo platformai, dabar jie pakeitė. Tai va, tai turim, ką turim ir kaip matom, dar aš galiu pasiskolinti, jeigu noriu dabar momentaliai 730 eurų, jeigu man prireikės taigi pinigų, nes tiek galiu, dar turiu užstato viršaus. Tai va, tai tikrai patogu viskas naudotis, platformą naudoju gan daug metų jau, esu tikrai skolinęsi nemažai kartų iš savęs, plus, kaip žinot, jeigu skolintis pinigus pats iš savęs, jums nereikia mokėti mokesčių valstybei, nes paskolos nėra apmokestinamos, o jūs vėliau, jeigu norite išgryninti, tarkim, savo kriptovaliutą, jūs pasiskolinę patys iš savęs, atiduodat paskui tai platformai savo kriptovaliutą, tarkim, paskolos nepadengiant pinigais ir taip išsigryninant savo pinigus kriptovaliutos, tai vienas iš variantų. Be abejo, tai yra maža dalis mano bitkoino čia, didžioji dalis yra Ledgerį, tai galime dabar eiti tada pažiūrėti į Ledgerį, čia maždaug viską apžvelgiam. Nu va, esam Ledgerį prisijungę, kaip matom, per savaitę turėjom 4% kritimą, bet per mėnesį turėjom 6% pakilimą. Tai va, portfelis sudaro 16 000 eurų, bet, kaip žinot, tai yra dalis ir mano vaiko piniginės kartu, tai ją reiktų realiai atimti. Tai ką mums reikia padaryti, tai eiti į pačias piniginės, jas išskaidyti atskirai ir, kaip matom, mūsų yra 14 000 vertės, o vaiko yra 2000 eurų vertės. Bitcoinas, tai va, tai kaip matom, iš viso Bitcoinas sudaro mūsų portfelį šeimos be vaiko atskirai 20 000, kadangi čia yra 14 000 ir dar 6 000 Nexo platformai. Tai va, tai kol kas 20 000 vertės Bitcoino turim. Čia irgi labai nėra ką parodyti, čia viskas pasyviai, kol kas nieko nepildoma. Dabar einam tada į kitą įrašą, esu nufilmavęs telefonu Trade Republic apžvalgą, kadangi Trade Republic neturi patogios web versijos, tai tada šokam į įrašą. Tai va, dabar esu prisijungęs prie telefono versijos, einu į Trade Republic programėlę ir kaip matom, čia yra belikus šiuo metu MicroStrategy pozicija, tai per ją investuoju į automobilio taupimą. Kodėl nebėra praeitų pozicijų, tai kas mane seka, žinot, kad teko išimti didžiąją dalį investicijų iš visų portfelių dėl mano perkamo būsto. Tai kai grįšiu atgal į marketą tarp porą mėnesių bėgyje, tai vėl čia nupirksiu tikriausiai Teslos pozicijos ir ją laikysiu 3-4 metam į priekį. Kaip ir minėjau, noriu daryti tą lump sum eksperimentą, sudėti kažkokią tai dalį pinigų į vieną poziciją, vienkartinių užpirkimų ir palaikyti daugiau metų ir pasižiūrėti, kokią gausiu grąžą. O kadangi tikiu Teslos perspektyvą, jos potencialių didelių ateities augimų, tai pirksiu Teslą. Tai viskas bus ateityje. Dabar kol kas, kaip ir minėjau, likus yra MicroStrategy pozicija. ją pildau 100 eurų per mėnesį, tai čia tie pinigai yra skiriami naujo automobilio pirkimui, jo taupimui. Kaip matom, užeinam, yra nustatytas saving planas, jisai perkama kiekvieną savaitę po 25 eurai, bus pirkimas, kaip matom, už 2 dienų, pirkimas visiškai nemokamas, 0 komisinių, labai patogu, nereikia nieko sekti, viskas automatiškai, tiesiog reikia pasirūpinti, kad būtų sąskaitoj pinigų. Tai va, tai turim, kaip matom, per savaitę truputį kritimą, kadangi buvo MicroStrategy kilimas iki $430 už akciją, buvo beveik šito portfelio vertė, šitos pozicijos vertė beveik 2000 eurų, dabar vėl krytam žemyn truputį, bet kol kas visai neblogai sekasi, galim pasižiūrėti šiuo metu, kad ir pakritus, turim beveik 8% grąžą šito portfelio, šitos pozicijos. Tai visai neblogai, kaip taupant naujam automobiliui, o kaip žinot, dar jį keisiu kažkur po 3-4 metų, tai dar tikrai nemažai laiko. Tikslas bus, aišku, parduoti prie sekančio bitkoino halvingo, kai bus bitkoino pakilimas, tai tada fiksuosim poziciją ir žiūrėsim, kiek turėsim sutaupę pinigų naujam automobiliui. Čia tikriausiai viskas aišku, dabar galim pasižiūrėti prie pinigų pozicijos. Pinigų pozicijoje yra pastoviai laiku 1000 eurų,
Jie yra įdarbinti kaip ir dalis pagalvės, gaunu kas mėnesinės palūkanas, kaip matom, galim žiūrėti interest, iš viso yra gauta 60 eurų palūkanų, kiek naudojusi šitą programėlę, šito brokeriu. Ir kaip matom, rytoj bus dar primokėti beveik 3 eurai. Visai neblogai, kaip indėlis, pinigai apdrausti iki 100 000 eurų vertės, tad jie yra saugus. Toliau, kas dar patinka, kaip žinote, aš šitą kortelę Trade Republic naudoju nuolatiniams savo kasdieniniams apsipirkimams, perku maistą, perku kūrą, moku mokesčius ir už tai gaunu 1% cashbacko, ko pasekoju šitą pinigų sumą dar reinvestuojam atgal į mano pasirinktą MicroStrategy poziciją. Truputį, kaip matau, atsinaujino appsas ir neberandu pačioj, kur cashbackas gražinamas, tikriausiai reikės spausti kortelės. Va, kaip matom, 2 kortelės duomenės, jo. Ir va čia va galima, kaip matom, save back, nustatyta MicroStrategy, 1% nuo visų pirkinių grįžta ir, kaip matom, 140 eurų iš viso yra jau gražinta man pinigų. Tai tiek pinigų tiesiog būtų realiai iš oro nuplaukę, jeigu nebūčiau kortelės naudojęs šitos cashbackam. Tai va, tai viskas čia tas pats daugiau, naudojusi kiekvieną dieną šitą kortelę, neturėjau dar jokių problemų, aš esu skaitinėjęs ir užsienio šalyse, tikrai viskas puikiai veikia. Plius koks dar didelis pliusas šitos kortelės, kad galima išsimti didelės sumas pinigų, tai galima nemokamai išsimti per mėnesį 20 000 eurų, tai tikrai didelė suma. Kai realiai iš mūsų didžiųjų bankų galime išsimti berods ten iki 1000 eurų nemokamai, daugiau reikia mokėti dar už savo pinigų išsiėmimą. Tai va, ir naudų, tai tiek Nexo, kaip ir minėjau, nuorodą prisijungimui, tiek šitos Trade Republic nuorodą esu palikęs video aprašyme, galite prisijungti, gausit tam tikrų bonusų, o kas turit, tai parašykit komentarą, kaip sekasi naudoti, ar naudojat, ar matot kažkokių minusų, o gal yra kažkokių pliusų, kuriuo aš nematau. O šiam tikriausiai video būtų tiek. Likit sveiki ir susitiksim kitose video.